Sveikata. Siuntimų konsultacijai, gydymui ar tyrimui naudotojo gairės pacientams. Naršyklės adreso lauke suveskite www.esveikata.lt. Prisijungti galite šiais būdais. Mobilusis elektroninis parašas, kriptografinė USB laikmena, lustinė kortelė. Prijungdami asmens tapatybės kortelę prie kompiuterio, kompiuteryje reikalingas skaitytuvas. Elektroninė bankininkystė. Prisijungkite naudodamiesi savo banko elektroninėmis paslaugomis. Taip pat galite prisijungti per e-valdžios portalą www.epaslaugos.lt. Paciento darbalaukyje rodoma informacija grupuojama į korteles. Pacientas, paskutinis apsilankimas, naujausi pranešimai, aktyvūs siuntimai, skiepų kalendorius, pažymos, diagnozės, alergijos, sveikatos istorijos suvestinė, vaistai ir MPP, medicininiai vaizdai. Lange siuntimai pacientas gali peržiūrėti visą centrinėje e-sveikatos sistemoje saugomą informaciją, susijusią su jo siuntimais, tyrimų užsakymais ir atsakymų dokumentais. Langas siuntimai atidaromas iš paciento darbalaukio puslapio aplinkos juostos. Paciento aplinkos juostoje esančiame išskleidžiamame meniu pasirinkti siuntimai. Atsidariusiame lange matomi visi elektroniniu parašu pasirašyti siuntimai, įrašai sugrupuoti pagal dokumento būseną į grupes ir surūšiuoti pagal siuntimo arba tyrimo užsakymo paslaugos suteikimo datą, sąrašo viršuje rodant vėliausią datą turintį įrašą. Paspaudus ant dokumento pavadinimo atidaromas jo peržiūros puslapis. Pacientas gali vykdyti detalę siuntimų paiešką, pasirinkti išskleisti meniu paieškos lauko dešinėje, paspaudus rodyklę. Paspausti išplėstinė paieška. Naudotojas atjungiamas nuo sistemos mygtuku atsijungti, kuris yra darbalaukio juostos dešinėje išskleidžiamame meniu.